Kaip manote, kiek gali laikyti stogas dengtas maumedžio čerpių danga? Ogi daugiau kaip 100 metį, jei laikomasi technologijų. Tai senai išbandyta Vokietijoje ir Austrijoje, kur tokiais stogais dengiamos bažnyčios, viešbučiai ir kiti prestižiniai pastatai. Gontai, taip vadinami šindeliai ar medinės čerpės, turi daugiametę istoriją, siekiančią ne vieną amžių ir iki šiol yra vertinami ir naudojami dėl ypatingų savo savybių – ilgamžiškumo, ekologiškumo, nepakartojamos išvaizdos, patikimos pastato apsaugos nuo bet kokių neigiamų atmosferos poveikių. Dėka pagrindinio savo privalumo – galėjimo kvėpuoti, po tokia danga nesusidaro kondensatas. Tokia danga, lyjant lietui, esant stipriam vėjui, krušai, nekelia triukšmo ir svarbiausia yra žmogaus ir gamtos ryšio bei darnumo su jį supančių gamtinių landšaftų įsikūnijimas. Regnuoti maumedžio ir drebulės čerpių tikrai niekam nereikia, jos turi būti ekologiškos. Tai visas grožis ir yra šito produkto, kad jis yra natūralus, mediena papilkyje einant metam ir tai sudaro labai gražią harmoniją su gamta, su aplinka. Gontai tai stogų ir fasadų danga gaminama pagal seną vokiečių technologiją. Iš rinktinės vertingų rūšių medienos – maumedžio ar ąžuolo. Lietuvoje dar kartais naudojama drebulės mediena, o kitose šalyse, tokiose kaip Kanada, raudonasis kanadietiškas kedras, vidurio Vokietijoje bukas. Čerpių ilgiai būna nuo 40 cm iki 20 ir 16 cm. Priklausomai nuo stogo ploto yra čerpės priklauso ilgis. Jeigu stogas yra daugiau negu 100 kvadratų, jau būtina dengti 40 cm čerpėmis. Sienom paprastai naudojamos 25-30 cm čerpės. Taipogi priklauso nuo kvadratų ploto. Niekas neneigia, kad medinis namas sukuria nepakartojamą, naudingą sveikatai mikroklimatą, paliekantį optimalų oro drėgnumą namo viduje. Lygiai tokį patį poveikį turi ir medinė gontų ar skiedrų danga. Visoms rinkoje parduodamoms dangoms suteikiama 5-20 metų garantija. Tai nemažai, tačiau gontų danga galima drąsiai teigti tarnaus 100 ir daugiau metų. Kokybiškai dengiant gontai stogą, dažniausiai 3 sluoksniais, danga sieks 3 cm ir daugiau, užtikrinant visišką hermetiškumą. Taigi tokiu būdu žiemą vyksta šilumos akumuliavimas pastoginėje erdvėje, o pati danga tarnauja 100 ir daugiau metų, nereikalaujant papildomos priežiūros. Pats gamybos procesas vyksta laikantis senų čerpių gamybos tradicijų. Pagrindinis darbas yra atliekamas rankomis, o mechaninė įranga naudojama tik kaip pagalbinė apdirbimo priemonė. Parenkama bešakė brandaus miško mediena, turinti tankės metinės rievės. Kiekviena čerpė yra atskirai atskeliama nuo rąsto, kūgiškai nupjaunama reikiamo ilgio ir priklausomai nuo čerpės rūšies nusklembiama. Iš paruoštos kaladės atskeliami ruošiniai 4-5 būsimų gontų storio lentelės. Čerpių gamyba yra ganėtinai sudėtinga. Darbas yra vykdomas viskas rankiniu būdu. Yra rankiniu būdu skaldomas 10 mm storio plokštelėmis, kraštai apipjaunami elektriniu pjūklu ir padaromas šioks toks nuolydis obliavimo aparatais. Po to visa produkcija eina į džiovyklą ir džiovinama iki 18-16 procentų, po to vyksta pokavimas dangos. Paruoštos medinės čerpės lentelės skeliamos į gontų vienetinius ruošinius. Jei ruošinio galai netitinka kokybės reikalavimų, iš jų gaminami trumpesnio ilgio ruošiniai, skirti pirmai dengimo eiliai, ar gontai mažesniems paviršiams dengti. Kitos operacijos metu sulyginami išilginiai 6-25 cm pločio ruošinio kraštai, suteikiant gontui
visų ilgių vienodą plotį. Ruošiniui suteikiama pleišto forma. Obliuojama tik vidinės pusės dalis, kad drėgmė nepatektų į pažeistą medienos sluoksnį. Dažniausiai gontų galai nuskeliami 45 laipsnių kampu, tokiu būdu suteikiant jam galutinę formą atitinkančią vokiško standarto reikalavimus. Paruošti gontai dar kartą rūšiuojami, džiovinami ir pakuojami. Pakuojami po 1 kvadratinį metrą, skaičiuojant 3 sluoksnių dengimui, kad būtų patogu vesti apskaitą perkant ar dengiant. Labiausiai paplitę 40 cm ilgio gontai.